tu dirbi pas Roką. Mūsų Rokas tai yra, Rokas yra numeris 1. Visada, kam aš pasakoju, kur aš dirbu, ar apie savo viršininką, aš visada sakau, tai kad bent vienas vadovas paimtų bent mažą dalelę iš Roko, ką jis daro su savo darbuotojais, tai būtų visiškai kitokios įmonės, kitaip vadovautų ir kitaip darbuotojai elgtųsi su pačiu vadovu gal ir netgi savo darbą atliktų kitaip. Man čia patinka ta tokia ramybė ir mes visi galime būti savimi. Sakau, čia svarbiausiai, kad nereikia vaidybos. Tau nereikia visada būti kažkokiu tai išsitempusi ir stovėti budinčiu prie kokių durų ar dar kas nors. Tu gali, jeigu tau yra noras, aš pavyzdžiui net einant salėje ir yra pilnai salėje žmonių, aš noriu ir aš pradedu dainuoti. Tai man yra noras, man niekas to nedraudžia. Žinoma, kad tu būtų daina biškiai tema, ten čia pritapti. Bet norim, mes galime sušokti čia. Mums niekas nedraudžia. Mes galime būti patys savimi.